Sveiki, aš Vaiva iš Vagos leidyklos. Šiandieną norėčiau pristatyti jums naujausią Vagos knygą Dykumos balsai. Istorija vyksta Australijos dykumoje, o šio pasakojimo pagrindinė herojė yra pati autorė Marlo Morgan. Šioje knygoje jie aprašo didžiausią kada nors patirtą nuotykį, kuris pakeičia jos pasaulėžiūrą ir aplamai jos gyvenimą. Viskas prasideda gana paprastai. Viena aborigenų gentis pakviečia ją į susitikimą. Pabendrauti su čiabuviais, paragauti jų egzotiškų maisto patiekalų, kodėlgi ne, pamanė autorė, bet jis suklydo. Jos rūbai sudeginami, kaip ir viską, ką ji turėjo kartu su savimi, ir jai nepaliekamas joks kitas pasirinkimas, kaip tik basomis leistis į kelionę su aborigenų gentimis po Australiją 4 mėnesius. Iš pradžių autorė pamano, jog tai pokštas. Ji pati rašo knygoje: Dieve, aš žinojau, kad tu turi gerą humoro jausmą, bet šis pokštas visgi virsta didžiausiu jos gyvenimo iššūkiu. Vos tik pasirodžiusi, knyga sulaukė didžiulio susidomėjimo. Ji buvo išversta į 20 kalbų ir parduota 1,5 milijono tiražu. Tai buvo knygos sėkmė. Bet knyga susilaukė ir daug diskusijų. Baltieji Australijos gyventojai buvo pasipiktinę kaltinimais dėl to, kaip jie elgėsi su aborigenais. Kita Australijos aborigenų organizacija pareikalavo dalies pelno už parduotas knygas, bet tai nebuvo gentis, su kuria autorė keliavo. Galų gale ši problema buvo išspręsta gana paprastai. Ši knyga paskelbta grožinės literatūros kūriniu. Pati autorė į tai sako štai ką: aš nekalbu visos Australijos aborigenų, o tik vienos mažos tolimų kraštų genties vardu. Kiti suabejojo šios knygos tikrovę. Tai tikra istorija ar pramanas? Ir į tai autorė turi irgi savo atsakymą. Mėgaukitės tuo, kas jums artima. Ir atmeskite, kas pasirodys svetima. Galų gale juk toks yra visatos dėsnis. Taigi ši knyga tikra istorija ar pramanas? Palieku spręsti jums.